Stogo konstrukcija čia yra numatyta 40 cm, tai realiai stogas bus apšiltintas 40 cm pagrindinė gegnė ir papildomas 10 cm dar apatinis sluoksnis. Tai bendroji sumoje turėsime visą 50 cm, tai jo, pusę metro vatos. Toliau, jeigu kalbant apie patį montavimą, tai būtent šita vata, kaip matote, yra 5,65 pločio, tai 56,5 cm pločio. Ir mūsų pats karkasas yra daromas būtent tarpas 55 cm. Reiškia, mes turime centimetro įspraudą. Todėl vata, netgi išėmus ir apatinį paką, jinai niekada neiškris ir pilnai laikysis. Netgi išėmus ir viršutinį, mūsų vata niekada neiškris ir pilnai laikysis. Taip. Tam, kad vata nesukristų, jos turi būti apie 1 cm plačiau negu atstumas konstrukcijoje, todėl ji puikiai įsispraudžia ir, kaip matome, užpildo visą konstrukciją ir gerai labai laikysis. Ir esant bent minimaliam kažkokiam tai konstrukcijos vaikščiojimui, judėjimui, jeigu kažkurioje vietoje sąlytyje medžio ir vatos atsirastų tarpas, tai automatiškai vata jinai gali lygiai taip pat vaikščioti kartu su medinė konstrukcija ir tuo tarpu neatsiranda jokio papildomo šalčio tilto. Kai konstrukcija yra surenkama vietoje, visi atstumai yra tikrai vienodi ir meistras dirba su kalibruota pačia mediena ir atitinkamai parinkus vatą, kur jos plotis yra tikrai vienodas, 5,65 mm, tai puikiai galim įsisprausti ir tų tokių likučių ir atliekų nesusidarys. Pučiamą vatą labiau naudosime, kai atstumai yra skirtingi, daug yra tokių konstrukcijų, kur būtų sudėtinga sumontuoti standartinę vatą plokštėmis arba rulonais, tada jau geriau vatą užpūsti. Pučiamą vatą dažniausiai naudojame santvariniuose stoguose, tai būtent kada yra užpučiama perdanga, kada, sakyčiau, jokio kito kokybiško apšiltinimo būdo nėra. Visais kitais atvejais, kada mes turime stogo gegnyną, kuris yra šiltinamas, kada mes turime statramščius, kurie yra šiltinami, geriausia yra plokštinė vata. Kodėl nenaudojame, galėtų kilti klausimas ruloninės vatos. Ruloninė vata yra puikus produktas, kada namai yra surinkinėjami cechuose, sandėliuose, ant stalų, tada su ta vata yra tikrai labai patogu dirbti. Pasileidai visą ruloną, jinai yra per visą konstrukcijos aukštį, tada neturime jokių problemų. Ir mineralinės vatos privalumas yra jos ilgamžiškumas, daugiau negu 50 metų ir turi puikias akumuliacinės savybės. Tai namai netaip greitai perkais į patį vidų, o žiemos metu būtent sulaikys šilumą. Teko pasistatyti karkasinį namą. Tai būtent... Tai dar geriau paklausti, kas statė? Kas statė, tai ponas Šarūnas. Nenorėjau veltis į šlapius procesus, kas būtų su mūru, daug tokių visokių atliekų, kur sunku jas po to ir išvežti ir kažką su jam daryti. Tai su karkasinė statyba viskas įvyko paprasčiau ir greičiau. Jo, nes jeigu grįžtant, tarkim, prie klausimo, kas yra geriau, ar karkasas, ar mūras, tai vėlgi ir viena, ir kita statyba tikrai viskas yra labai gerai, jeigu atlieka kompetitingi meistrai ir statytojai. Gyvenu jau 6 metai, 7. Konstrukcijų judėjimo, tai problemų tikrai nėra, nes jeigu projektinė dalis tikrai gerai paskaičiuota, atlikti visi teisingi skaičiavimai ir po to aišku svarbu, kaip viskas tas namas įrengtas ir sumontuotas, tai problemų tikrai jokių nebus. Tam yra reikalingos įstrižainės, priešvėjiniai ryšiai ir aišku, kaip bebūtų kalibruota medienos. O kas liečia žiemą, kad neprastume šilumos, turime puikiai įrengti garo izoliacinį barjerą. Garo sluoksnis yra svarbiausias ir turi būti atliekamas labai kruopščiai ir atsakingai, nes kiekviena palikta skylutė atvėsina namą, atiduoda drėgmę iš namo vidaus į konstrukciją, kas kenkia konstrukcijai ir panašiai. Tai žiemos metu šiluma ir tie tokie oro srautai, jie turi atsiremti į garo barjerą, bet nerasti jokio praėjimo, jokių skylių, jokių tarpų, kad po to patektų į pagrindinę konstrukciją. O jau vata, kuri bus konstrukcija sausa, joje nejudantis oras, jau užtikrins pačią varžą ir puikiai laikys šilumą.